ir dabar reikės be jokios abejonės prijungti, trumpam komentarui be jokios abejonės prijungti patį gerbiamiausią Lietuvoje žmogų, santūrų, išlaikytą advokatą, profesorių Stanislovą Tomą. Švelnumo įsikūnimas. Sveikas, Stanislavai. Sveiki, sveiki. Taigi mes dabar pasižiūrėsim, kai kas jau galbūt matė, labai seną archyvinį ekspertų įrašą, kur pasisako, vienas seniausių Seimo narių, ilgiausiai buvusių ten nuo 92 metų iki 2000 dar būtų ten, žodžiu, tarp kitko Gylio bendrapartietis, kaip aš suprantu, jisai socialdemokratas. Va. Kodėl šis video bus svarbus, jūs suprasit po video, kas dar nesupranta, ir būtent šiais metais ši tema pas mus turbūt bus vietoje pirmoje pastoviai. Numeris 1. Kaip mėgsta sakyti Eduardas Vaitkus, Lietuvoje turi būti diktatūra. Įstatymo diktatūra, pabrėžia po kiek laiko Eduardas. Taigi pasižiūrim tą Salamakino efektingiausią pasisakymą. Unikalūs kadrai. Konvencija yra rekomendacinio pobūdžio. Jūs turbūt nesuprantate, kas yra konvencija, kad įstatymas. Taip, kiekviena konvencija yra rekomendacinio pobūdžio. Tai jūs skaitykite įstatymą. Tai jinai tik rekomendacija. Taip, jinai rekomenduoja, kad, reiškia, kai ką galima perkelti, bet mes negalime įrašyti įstatymą, vadovautis su konvencija. To nėra. Aš nejuokauju. Rekomendacinio. Tai visus konvencijos rekomenduoja. Taigi, kaip puikiai girdėjot, Seimo narys patyrė senas vilkas sako, visos konvencijos yra rekomendacinio pobūdžio. Tai Stanislavai tavo žodis. Nors aš ir pats pasakyčiau, bet geriau tu pasakyk. Didžiausia Lietuvos problema yra tai, kad idiotai visą laiką yra išrenkami į Seimą, tampa ministrais. Durniausi lietuviai visada tampa Seimo nariais, vadovais. Taip yra, toks yra likimas šitos tautos. Aš galvoju, praradau viltį. Nesuprantat, protingiausi lietuviai išvažiavo, liko durniausi, kurie išrenka pačių durniausius. Tai va tokia yra problema. Aš nežinau, kaip reikėtų bendrauti su jais. Aš ne iki galo suprantu, kaip reikėtų bendrauti. Gerai, paaiškink dabar apie konvenciją. Tiesiog pasakyk žmonėm, kurie irgi galbūt nežino, kas tai yra konvencija, kas tai per sutartis. Konvencija, žiūrėkit, konvencija, paktas, sutartis, tai yra sinonimai. Protokolas, tai irgi yra sutartis, tai irgi yra konvencija. Tai vad, kai mes girdim tarptautiniai teisiai tokius žodžius kaip konvencija, sutartis, paktas, reiškia, arba protokolas, tai yra tas pats. Tai yra sutartis, suvažiuoja, reiškia, ministrai pirmininkai ir prezidentai ir jie pasirašo dokumentą ir tas dokumentas po to balsuojamas parlamente, Seime. Seimas už jį balsuoja ir jis tampa jis tampa viršesniu už įstatymą. Kiekviena sutartis yra viršesnė už įstatymą, taip yra numatyta Lietuvos konstitucijoje. Yra, pavyzdžiui, tokia konvencija dėl NATO, pavyzdžiui, yra tokia labai juokinga sutartis. Lietuvoje yra tas labai primityvus supratimas ir suvokimas. Seimo nariai, kai jie balsuoja už kažkokią konvenciją Seime, jie nesupranta, kad tai yra teisės aktas ir kad jį reikės vykdyti ir kad prie jo yra dar teismas, kuris nagrinėja, ar konvencija nėra pažeista. Kaip pavyzdžiui yra su paktu dėl socialinių ir kultūrinių teisių, kur dabar Jungtinių tautų socialinių, kultūrinių ir ekonominių teisių komitetas nagrinės, ar Lietuva per 8 metus, paskutinius 8 metus nepažeidinėjo šito pakto. Tai vat yra specializuotas teismas, yra sukurtas prie konvencijos. Yra konvencijos, prie kurių nėra specializuoto teismo. Pavyzdžiui, NATO, konvencija dėl NATO. Tai ten nėra teismo. Ir jeigu kažkokia valstybė pažeidinėja tą konvenciją, tai nėra teismo, kuris pasakytų, kad kažkas pažeidinėja. Pavyzdžiui, kai prasidės karas su Rusija, Islandija nepasiūs kareivių ginti Lietuvos.
nepasiūs ir nebus teismo, kuris galės priversti Islandiją tai padaryti, kuris išaiškins, kad Islandija privalo gelbėti Lietuvą. Nebus tokio teismo, o Islandija tikrai nepasiūs kareivių dėl to, kad jie neturi kareivių. Jie įstojo į NATO tikrai ne tam, kad turėtų kareivius. Tai va, o yra konvencijos, prie kurių yra teismas. Tai va, pavyzdžiui, Jungtinių tautų visos konvencijos ir visi paktai. Prie jų visų yra teismas specializuotas, kuris nagrinėja, ar tai yra privaloma. Tai va, Salamakinui labai patarčiau, aišku, čia ne jo lygmo, Salamakino padėjėjui patarčiau perskaityti Lietuvos konstituciją, kur yra parašyta, kad kiekviena tarptautinė sutartis yra aukštesnė už Lietuvos įstatymą. Visos sutartis yra, tarptautinės sutartis yra aukštesnės už įstatymą. Tai tas pats yra su ES sutartimi. Lygiai tas pats. Taip, ES sutartis, tai yra ta pati konvencija. Tai suprantat, jeigu konvencijos neprivalomas vadinasi, nėra NATO, nėra ES sutartis dėl bendros valstybės tarp Rusijos ir Baltarusijos. Ten irgi net nėra teismo tarp jų. Europos žmogaus teisų konvencija, ji taip ir vadinama konvencija pavadinime, Europos žmogaus teisų konvencija. Ji turi teismą, Europos žmogaus teisų teismą. Tai yra tas žemas lygmo, tas totalus išsilavinimo nebuvimas. Ir aš net nežinau, ką su to daryti. Aš manau, kad... Bet matai, gerai, pabaig, ką su to daryti ir aš tada pratęsiu. Aš manau, kad tai yra... Nieko su to nepadarysi. Aš manau, kad ateityje bus dar blogiau, nes ateityje Lietuvoje gyvens dar mažiau protingų žmonių, nes kuo toliau, tuo daugiau protingų žmonių iš Lietuvos. Aš, pavyzdžiui, didžiuojuosi tuo, kad išvažiavau iš Lietuvos 2002 metais ir niekada nebuvau grįžęs ilgiau nei 3 mėnesių. Baigiai? Taip. Tai ką aš noriu atkreipdėmėsi, kad kai Salamakinas, šiagi pavyzdys, ten tokių veikėjų pilna ir dabar pilna, ten jeigu pereisit per šį Seimą, bet prieitumėt prie Džiugelio jau šiandien kokio minėto ar bet kokio kito minėto, tai jis lygiai taip pat apie konvenciją žinos, kaip aš apie... aš nežinau apie ką, apie Marsą, apie Mėnulį. Bet iš tikrųjų aš pasakysiu taip, kad Stanislavas Tobas iš tikrųjų, ką jis čia bekalbėtų, tai yra totalus Lietuvos patriotas, tiesą sakant. Todėl, kad jeigu jam tai nerūpėtų seniai, tai visą spjautų ir mes jo nei matytume, nei girdėtume. Taip, kad čia yra tokie, kaip sakoma, vandenys povandeniniai. Pritarčiau Stanislavui Tomui, kuris sakė, kad jie neskaito, tiesiog nežino įstatymų. Dėl to ar NATO gins Lietuvą, nes kaip dabar Salamakinas buvo išaiškinęs, yra privaloma. Pasak Salamakino, taip, čia tik rekomendacija. Taip. Bet čia, Stanislavai, čia ne tik pasak Salamakino, tai čia pasak ir dabartinės teisingumo ministrės Evelinos Dobrovolskos ir jos visos komandos, kadangi pasak šitos komandos visi tie tarptautiniai susitarimai yra tik rekomendacinio pobūdžio. Tai jeigu Lietuva irgi gali pati spręsti, vykdyti, nevykdyti, taip ir visi kiti gali spręsti, vykdyti, nevykdyti, tame tarpe ir dėl NATO, taip, susės NATO, rekomenduoja ginti, bet... Taip, žiūrėkit, visos konvencijos yra privalomos. Skirtumas gali būti tik tai 3 rūšių. Tai viena rūšis, tai yra konvencijos, kur nenumatytas teismas, kuris spręstų ar jį pažįsta, ar nepažįsta. Pavyzdžiui, NATO konvencija. Nėra nustatytas teismas, kuris spręstų pažįsta ar nepažįsta. Antra rūšis, kai yra teismas. Tai pavyzdžiui, Europos žmogaus teisų teismas arba Jungtinių tautų žmogaus teisų komitetai. Tai yra 2 teismai, kurie nagrinėja pažįsta ar nepažįsta. Ir yra trečia rūšis konvencijų, tai ir kai yra teismas ir dar antstoliai. Tai va čia yra iš tikrųjų pačios veiksmingiausios konvencijos, tai yra konvencijos dėl investicijų apsaugos. Lietuva, pavyzdžiui, yra pasirašius tokią konvenciją su Rusija ir su Baltarusija. Ir ten yra teismas, ten yra ISIT teismas, kuris turi teisę nuspręsti, pavyzdžiui, sankcijų klausimą. Jeigu, pavyzdžiui, Baltarusija arba Rusija paduotų Lietuvą į tą teismą ir prisiteistų nuostolius dėl sankcijų, tai tenai yra antstoliai. Tai yra trečia rūšis tų konvencijų,
pati labiausiai pažengusi rūšis, kur, reiškia, yra galimybė perduoti antstoliam ir antstoliai tiesiog areštuoja Lietuvos sąskaitas bankuose, visuose bankuose ir priteisia, reiškia, tai tokiu būdu Baltarusija ir Rusija galėtų atimti visus nuostolius dėl sankcijų, šitų, kur yra dabar. Bet tik tai jie dabar, jie labai bijo, nes ten irgi yra, pas jos Kremliuje, pas jos labai mažai protingų advokatų, labai daug generolų ir jie irgi priima neteisinius sprendimus. Tai taip, yra skirtumas, aš suprantu tą skirtumą, kai, suprantat, taip, pavyzdžiui, kai prasidės, nes aš tikiu, kad tai prasidės, kai prasidės karas su Rusija, pavyzdžiui, Vengrija pasakys, kad jie nesiunčia Lietuvai jokios pagalbos. Ir ką tu padarysi Vengrijai? Nėra teismo, kuris pasakytų, kad Vengrija kalta. Nėra. NATO sutartį, NATO konvencijoje nėra tai numatyta. ES sutartį yra teismas. Kitose sutartyse dėl žmogaus teisių yra teismai. Bet tik tai po to problema yra atiduoti antstoliam, nes antstolių nėra. Ir trečia rūšis, aš tai labai tikiu, kad ta trečia rūšis sutarčių su antstoliais, ji išsiplės. Aš, pavyzdžiui, kiekvienoje savo byloje, kurią darau Jungtinių tautų žmogaus teisių komitete, prašau, kad Jungtinių tautų žmogaus teisių komitetas dar paskirtų antstolį. Tai yra, leistų man atiduoti šitą bylą antstoliam be Lietuvos vyriausybės sutikimo. Šiai dienai nėra nė vieno precedento, kur man pavyktų tai padaryti, kur man pavyktų įtikinti Jungtinių tautų žmogaus teisių komitetą tai padaryti. Bet aš tikiu, kad tai yra įmanoma. Laiko klausimas, kuo bus skundų, tuo greičiau Jungtinių tautų žmogaus teisių komitetas padarys šitą sprendimą. Jis turi priimti sprendimą, kad už jo sprendimų nevykdymą valstybės vyriausybės yra atiduodami antstoliam. Jis turi priimti tą sprendimą. Kol kas jis dar nepriėmė to sprendimo, bet, suprantat, kodėl dar yra labai gerai, kai visas Lietuvos bylas į Jungtinių tautų žmogaus teisių komitetą ir Europos žmogaus teisių teismą darau aš. Dėl to, kad aš visada to prašau ir kuo daugiau tu prašai, tu tai gausi galų gale, suprantat? Tai užtrunka keletą metų, tai gali prireikti 1000 bylų, bet 1001 gaus tokį sprendimą. Tai šitoj vietoje aš tau tada linkiu sėkmės ir tada tą progą neplanavau rodyti, bet tada pasižiūrim dar vieną trumpą video susijusi su jumis visais. Dar vieną, tada reikia, čia itin svarbus klausimas. Ne, tai aš čia prie to pačio, aš dabar vedu prie to pačio. Grįšim prie Jungtinių tautų, nes čia parodė, man atrodo, sausio 1 dieną valstybinis transliuotojas, vadovaujamas Monikos Garbačiauskaitės Budrienės, reportažą apie tai, kai buvo griaunami paminklai Antakalnio kapinėse ir parodyti tie niekadėjai, kurie bandė, ten prisidengę tomis jungtinėmis tautomis, sustabdyti tą teisingą procesą, bet, kaip sako tame reportaže, jiems nieko nepavyko. Pasižiūrėkim, tada pakomentuosim. Rusų įsivaizduojamos pergalės svarbios nebent jiems patiems. Nebeliko kantrybės taikstyti su propagandinėmis prorusiškomis nuotaikomis kapinėse minint Antrojo pasaulinio karo pabaigą, Kremliaus perrašinėjimo istoriją, nebeliko kantrybės simbolikoms, Georgijaus juostoms, kūjams ir pjautuvams, mėlynai ir baltai dryžuotiems marškinėliams. Prorusiškų veikėjų tinklas su užšnipinėjimą nuteistu Algirdu Paleckiu prieš akį bandė pastoti kelią išvien su Jungtinių tautų žmogaus teisių komiteto nutartimis, tačiau nesėkmingai. Lietuva 2022 rado jėgų padaryti tai, ką turėjo prieš ne vieną dešimtmetį. Užimti principingą poziciją ir susitvarkyti ten, kur anksčiau numodavo ranka ir 2023 pasitiko gerokai apvaliusi savo kiemą. Šįmet dar laukia daug darbo, narpliojant Kremliaus voratinklį. Taigi, kaip girdėjot, Landsbergių bendruomenė šiemet dar laukia labai daug darbo, narpliojant šitą Kremliaus voratinklį, bet pacituosiu tiksliai tą sakinį, kurį pasakė dėl tų paminklų. Tie prorusiški veikėjai su jūsų vadeiva šnipų tinklų įkūrėjo Algirdu Paleckiu, kuris dabar pelnytai atlieka bausmę, bandė įtakoti, reiškia, išvien su jungtinėmis tautomis, tačiau nesėkmingai dėl šitų paminklų.
aš taip žiūriu tą reportažą, palauk, bandėt, viskas taip, su jungtinėmis tautomis, taip, viską darė teisėtai, jie buvo biški pristabdyti, Dobrovolską, taip, po to Šimašius priėmė sprendimą, velniop jungtinės tautos, velniop ten visos konvencijos ir visa kita, aš įsitraukiu savo, nežinau kokį, ir darau ant visų tų sutarčių, ką darau. Ir nesėkmingai, sako Panorama, palaukit, kam nesėkmingai? Jums tai labai sėkmingai, jūs viską teisiškai padarėt labai sėkmingai, praėjot visą kelią, aš nebejoju, kad ten po metų kitų, kai bus jungtinių tautų galutinis sprendimas, bus liepta atstatyti, tai aš to beveik nebejoju. Esmė yra, kad tas atstatymas turės vykti ne iš valstybės kišenės, va to reikia siekti, o iš tų šiukšlių kišenės turi, va dabartinio mero Vilniaus ar tų Dobrovolskų, bet esmė viskas labai sėkmingai. O jie pažeidinėjo įstatymus, jie spjovė, ir Šimašius įsitraukęs ten savo kažkokį, ant visų šitų sutarčių šlapinosi, tai va čia jų sėkmė? Ne, tai reikėjo atvirkščiai Panoramai pasakyti, kad būtent nesėkmingai gynėsi Lietuvos vyriausybė ir visi šitie veikėjai. Nu ir priėmė tada neteisėtą sprendimą. Nu ką padaryti? Jis teisingas jų sprendimas buvo, labai teisingas, bet jisai neteisėtas. Va čia yra tokia problema. Ir jeigu mes teisinė valstybė, tai kad ir kaip būtų norai dideli, kad ir kaip tas sprendimas tavo atrodo ten teisingas, tu turi elgtis teisėtai, pagal įstatymus. Ir niekaip kitaip. Kitaip šita valstybė vadintis demokratinė, civilizuota, teisinga, iš esmės negali. Čia vat ir yra bėda. Diktatūra turi būti. Taip, įstatymo diktatūra. Ir esmė yra visame tame, tu pažiūrėk, kaip reportaže pateikta. Žmogus, kuris neįsigilinęs, jis tikrai Paleckių ir Hebrai nepavyko. Jie bandė ten kažką ir, užnipinėjimą. Aš jau nekalbu. Taip, aš žinau, kad nėra. Aš kalbu apie tai, kokią jie dezinformaciją skleidžia. Vat vienam šitam reportaže nedidelį ištrauką. Ten yra tiek nesąmonių ir tokių nesąmonių, aš sakau, kai važiuoju automobiliuose, įsijungiu tą valstybinį transliuotoją radiją arba ten rečiau dabar senukų, tą žinių vadinamą radiją, reiškia, vakare Panoramos, ašgi žiūrėdavau, Kazimierai. Tikrai, aš tiesiog atsisiunčiu juostą paryčiais ir Panoramą aš pažiūriu per 5, ten tiesiog nieko neliko. Stanislavai, dar kitais žodžiais pasakyk, ką tu nori padaryti, nes Lietuvoje suformuota nuomonė, kurią suformavo aišku valdžia, pradedant nuo Pakso bylos ir baigiant, kad versti į lietuvių kalbą tai yra siekiamybė ir kad jungtinių tautų nutarimai yra rekomendacinio pobūdžio. Tai tu paaiškink dar kartą, ką reiškia tavo prezidento kūrimas atiduoti antstoliam. Taip, tiesiog pataisyti norėčiau visų pirma ir pačią laidą. Tai nėra Paleckio projektas. Paleckio nėra apskritai šitoj byloj. Aš su Paleckiu nesu bendravęs. Aš esu su juo vieną kartą bendravęs. Tai buvo, žinot, kelintais metais? 2007 metais, vienintelį kartą. Va tada tu ir gavai šio visą informaciją ir dirbi, tu ir esi tas mėgantis kurmis, viskas aišku. Jis net už mano alų nesumokėjo, aš pats. Aš jam nieko neskolingas visiškai. Čia konspiracija. Žiūrėkit, Anastasija Brandt arba Tatjana Brandt, kurios yra pareiškėjos šitoj byloj, jos nežino apskritai, kas yra Paleckis. Jos niekada negirdėjo pavardės Paleckis. Ir pagrindė byla laikosi ant jų, dėl to, kad tai yra giminaitis tų Jaborovo didvyrio, palaidoto prie Stelų didvyrio giminaitis. Tai čia visiškai yra klaidinanti informacija. Aš nesu Paleckio partijos narys, niekada nebuvau, niekada neplanavau. Aš ne komunistas, visiškai ne komunistas. Tai čia yra totalus melas. Dabar grįžtant prie Kazimiero klausimo dėl antstolių. Tai kaip aš ir sakau, yra 3 rūšių tarptautinės sutartys, konvencijos. Konvencija ir sutartis tai yra tas pats. Tai yra sinonimai. Lietuvių kalboje yra žodis sutartis. Prancūziškai convention reiškia susitarimas. Tai susitarimas ir sutartis tai yra tas pats. Tai yra tarptautinis susitarimas arba tarptautinė sutartis. Tai va,
trys rūšis. Viena rūšis tų konvencijų, kai yra konvencija, bet nėra teismo, NATO. Tai va, tu pažeidė, pavyzdžiui, NATO sutartį, bet nėra teismo, kuris pasakytų, kad tu iš tikrųjų pažeidėjai. Tu gali sakyti, aš nepažeidžiau. Aš galvoju, kad, nu taip, Rusija užpuolė Lietuvą ir aš Lietuvą morališkai, aš smerkiu. Kareivių nesisiu, kareivių tai nesisiu, bet morališkai palaikau. Ir nėra teismo, kuris pasakytų, ne, tu privalai kažką padaryti. Suprantat, nėra NATO sutartį, visos valstybės įsipareigoja savarankiškai. Po to yra kitos sutartys, kur yra teismas. Ir teismas sako, pavyzdžiui, jūs negalit griauti šitų stelų, palikit Jaborovo kapą ramybėje. Nesiartinkit prie šitų stelų. Va taip gali pasakyti teismas. Ir laikoma, šitoj sutarty yra parašyta, kad tik tai teismas gali spręsti šitą dalyką. Tik tai va tas teismas gali pasakyti, gerai, kad yra stelos ar blogai. Tai teismas šituo atveju pasakė. Bet tai nėra trečios rūšies sutartis. Trečios rūšies sutartis, kai tu gali gavęs teismo sprendimą atiduoti iš karto bylą vykdyti. Tai palauk, Stanislavai, žiūrėk, aš tada patikslinsiu Kazimiero klausimą, kad būtų aiškiau. Vat, šiuo atveju, jeigu galėtų veikti antstoliai, vat, po šito jūs ką padarėte Jungtinėse tautose, ne? Šimašius su šitais veikėjais, jie spjauna įstatymų, tai viskas normalu, jie daro, ką daro, nežiūri Jungtinių tautų sprendimą, bet šiuo atveju, jeigu antstoliai įsijungtų, tai ką jie padarytų? Jie areštuotų pinigus tiesiog iš sąskaitos. Tokia yra praktika vyriausybės sąskaitos. O kokius pinigus? Iš banko. Kokius? Lietuva laiko savo pinigus banke, eurais. Lietuvos banke, suprantat, Lietuvos vyriausybė turi sąskaitą Lietuvos banke, o Lietuvos bankas visus tos pinigus laiko Vokietijoje, Vokietijos bankuose. Ir tiesiog Vokietijos bankas paima ir areštuoja, atima visus pinigus iš Lietuvos vyriausybės. Tai buvo daroma, taip jau darė Gazpromas prieš Lietuvą, nes buvo tokia byla Lietuva prieš Gazpromą ir Gazpromas tą bylą laimėjo. Ir kas buvo tada, Lietuva savarankiškai sumokėjo Gazpromui, ten neprisimenu apie 10 milijonų eurų, kažkas va tokio, neprisimenu. Ten geros sumos buvo, jo. Lietuva slepia šitą teismo nutarimą ir kiek aš suprantu iš žiniasklaidos, Lietuva įvykdė tą sprendimą be antstolių. Gazpromui nereikėjo atiduoti antstolę, bet jeigu reikėtų, Gazpromui atiduotų ir areštuotų visus Lietuvos pinigus Vokietijoje arba JAV bankuose. Nes Lietuva taip pat, daug pinigų laiko doleriais New York'e, tai tenai irgi galima areštuoti. Tai Jungtinių tautų žmogaus teisų komitetas, ką aš noriu, kad jis parašytų? Aš noriu, kad jis parašytų savo sprendime, kad sprendimas prieš Lietuvą, visų pirma, reikia, kad parašytų skaičių, kiek čia yra eurų, ir kad būtų antras sakinys, kad šitas nutarimas, išvada, šita komiteto, ji yra vykdytina kitose Jungtinių tautų valstybėse. Suprantat? Vykdytina kitose Jungtinių tautų valstybėse. Tai reiškia, kad Vokietijos antstolis privalo vykdyti. Supratau ir dar tada patikslinant dar kartą. Tai tie žmonės, kurie klausia, tai nėra prievartos mechanizmo, kad priversti vykdyti Jungtinių tautų sprendimą. Tai čia ir bus tas tada prievartos. Precedento nebuvo, aš taip pasakyčiau, precedento tai prievartai nebuvo. Taip. Nėra precedento, kuris nustatytų prievartos mechanizmą. Ir čia šitoj vietoj prievartos mechanizmą gali tokį antstolius sugalvot pats komitetas, bet jo reikia prašyti. Kodėl aš sakau, tai prašyk, tai tu prašyk, kalbi, tai ir prašyk ir toliau, kad pagaliau taip atsitiktų. Tai aš prašau, bet žiūrėkit, ant kiek yra protingesni vis dėlto milijardieriai. Protingi žmonės, turtingi žmonės, ant kiek jie yra protingesni už visus. Nes šitas prievartos mechanizmas per antstolius, jis funkcionuoja visose sutartyse dėl investicijų apsaugos. Jis ten yra sugalvotas. Tai tose sutartyse visur jis yra, teismuose. Jis visur yra. Tik tai rusai kol kas nepadavė Lietuvos ir Baltarusija nepadavė, bet jie nepasitikė savim. Bet mes turim daugybę precedentų, kai Venezuela laimėdavo, pavyzdžiui, prieš JAV.
ir tada Venezuelos antstoliai gaudavo. Ten irgi iki antstolių nedaėjo, jiem tiesiog sumokėjo iš karto, nes per antstolius būtų didesnė suma. Tai tas prievartos, reiškia, tas antstolių mechanizmas, jis bylose dėl investicijų. Tai vat, o bylos dėl investicijų tai yra pagrindai tos bylos, kurios reikalingos investoriams, tai yra labai turtingiems žmonėms, tai yra milijardieriams, kurie investuoja pinigus. Nu tai viskas, o tu pasistenk, kad nors padaryti dėl paprastų darbo žmonių, kurie investuot gali 10 eurų. Va. Tai viskas. Aš supratau. Labai įdomi tema, kaip jau minėjau, šiais metais mes non-stop kalbėsim būtent apie tai. Prisirašykite prie mano kanalo, o jeigu jums reikia parašyti skundą į Europos žmogaus teisių teismą arba aukščiau į Jungtinių tautų organizacijos teisminės institucijas, parašykite man e-mailą arba paskambinkite per WhatsAppą.